Sveiki visi. Esu Rokas Aleksiūnas, paskutinius 3 metus dirbu aplink DevOpsus, mano pagrindinė programavimo kalba yra Python ir aš ją visą laiką naudoju. Ir todėl šita paskaita bus daugiau ne tokia pragmatiška, turbūt kaip visos čia prieš tai buvusios, kur kažką išmoksit, čia turbūt daugiau kažką sužinosit, bet negu išmoksit. Daugiau iš infrastruktūrinės pusės ir turbūt galima šitą paskaitą būtų pervadinti tokį pavadinimą, kur link keliauja visa infrastruktūra ir jos automatizavimas šiandienos besiskeilinančiame pasaulyje. Tai štai, ir visą tai pabaigoje bus įvilkta į Pythono kontekstą ir pabaigoje tikrai įvilkta. Vienu žodžiu, pokyčiai jau turbūt ne vienus metus čia visi šneka apie naujas technologijas, developmento workflow pokyčius ir kitus dalykus. Ir dabar tikrai atsiranda daug naujų pavadinimų, daug naujų šitų logotipų, kurie kažką reiškia, jeigu kažką jums reiškia labai gerai, jeigu nereiškia, per ateinančius porą metų tikrai pradės reikšti, tikrai reikės juos išmokti ir jais naudotis, mokėti, nes tikrai daug įmonių juos taikys. O čia yra įvairūs infrastruktūros automatizavimo arba pasų, sąsų ir kitokių galimų frameworkai, servisai ir panašūs dalykai. Ir šiandien šnekėsiu apie vieną iš jų, apie tą M raidę, apie Mezos. Ir kas tai yra Mezos, papasakosiu, kaip tai piešiasi į visą autonominės infrastruktūros konceptą ir pabaigoje pristatysiu tokį Pythono biblioteką, kuri turėtų labai gražiai visus paskirus komponentus šitos įvairios infrastruktūros apjungti ir pasiūlyti būdą, kaip su Pythonu labai neblogai developinti aplikacijas autonominėje aplinkoje. Tai kas yra Mezos? Čia labai gražiai pasakė vienas kažkoks dėdė, kuris Red Hat konferencijai pranešimą pristatinėje. Galit skaityti, bet visai nesvarbu, jeigu nespėt, nes lietuvių kalba. Tai atrodo šitai. Tai Mezos yra duomenų centro resursų administratorius. Duomenų centras, tai oficialiai sako, palaiko iki 10 000 fizinių mašinų. Resursai yra procesoriai ir ramai. Ir administracinė pusė yra tų resursų paskirstymas. Kokią problemą sprendžia Mezosas, tai šiandien, kai norim deployint savo aplikacijas į kažkokius savo turimus resursus, mes dažniausiai virtualias mašinas ar fizinius kompiuterius paskiriam vienai konkrečiai užduočiai. Ir ta viena konkreti užduotis, jinai laiko tėkmėje tuos resursus išnaudoja netolygiai ir yra periodų, kuomet tie resursai iš vis neišnaudoja. Dėl iš esmės pinigai išvaisto. Ir utilizacija labai žema tada procesų ir resursų apskritai. Tai ką Mezosas daro, jisai visą tai užautomatizuoja ir resursus sugeba paskirstyti resursus taip, kad tose vietose, nežinau, paveiksliukas, man atrodo, geriau paaiškina, ne? Tokia bendra abstrakcija, pakol kas nelendant į detalės. Sugeba resursus paskirstyti taip, kad to idle time ar neišnaudotų ramų būtų pamažiau. Ir kaip jisai tai padaro? Tai iš esmės Mezosas yra serverio kliento būdu parašyta aplikacija, jauna aplikacija. Yra Mezos masteris ir yra sleivai. Sleivai tai yra klientai įrašyti į fizinės mašinas ir virtualias mašinas, kurie bus atsakingi už kažkokius resursus. Masteris yra kaip centrinis nodas, kuris gauna pranešimus iš sleivo apie turimą resursų kiekį. Tuomet tuos pranešimus persiunčia frameworkam, kurie yra iš esmės bet kokios aplikacijos, kurios tos resursus tuomet suvaldo. Ir frameworkas paskiria kažkokius taskus, sako, šitam taskui reikia, kaip tai čia pavyzdį, 2 procesorių ir 1 GB, persiunčia tą žinutę nebus masterį, nebus masteris sako, dabar šitam sleivė turi įvykti tas taskas. Ir
labai panašus į operacinę sistemą tokią, kokią turim šiandien, Linux'o tarkim, kur yra geležies lygis, yra kernelis, kuris atsakingas už tuos resursus, ir tuomet yra kažkokia sisteminio lygio aplikacijos ir tuomet jau userlandinės aplikacijos. Tai pats mezosas atlieka kernelio funkciją šiuolaikiniam, jeigu taip suparalelinti, sulyginti šitam mūsų kasdieninį OS-ą su taip vadinamu, ir jie tokį terminą naudoja, duomenų centro operacinė sistema. Reiškia, mezosą galim naudoti kaip kernelį 100 procesorių terabaitui ramų. Ir su tokiais resursais aš galiu parašyti aplikaciją, kuri naudosis tokiais resursais. Tai pats mezosas yra lyg kernelis, jisai tik tai paskirsto, kaip ten prieš tai skaidriai buvo, resursų pasiekiamumo informaciją. O visą darbą jau tuomet atlieka frameworkai, tai čia šitoj skaidriai yra API išti. Tai čia pavaizduotas Marathon toksai, kuris atlieka init funkciją, šia Ubuntu turi init, ten sisteminė šitą posistemę, kuri paleidinėja aplikacijas įvairias, tai čia maratonas būtų. Tai visai bus vardus, tai maratonas čia atliktų pass funkciją. Ir lygiai taip pat yra Chronos frameworkas, kuris atliktų Chrono funkciją. Tai periodiniam darbam, kurių trukmė neapibrėžta, kur maratonas labiau ilgalaikiam darbam. Ir lygiai taip pat galima pasirašyti savo paties frameworką. Ir turi mezosas native API ir Java, Pythonas ir ++ ir Go. Tai dabar einam toliau. Tai čia toliau paskaitoju, kas mums iš tikrųjų rūpi, kaip developeriam. Tai yra, matot, iš maratono išeina viena rodiklytė, išeina į žalią app ir išeina į Dockerį. Tai va, tam Dockerį yra dar mažesnis appas. Tai va, tai yra ta vieta, kuri dabar mums rūpės toliau šitą paskaityti. Ir mano apskritai rūpės developeriam kuo toliau į ateitį nuo šiandienos mesų, nes viskas tampa kontainerizuotas. Tai štai, tai visą tai labai primena tai, kad turim šiandien analogiją, man atrodo, aiškiai su operacinė sistema. Tai čia būtų trumpai, kas tai yra mezosas ir ką tas mezosas daro, tai jis leidžia pradėti svajoti ir galvoti apie iš tikrųjų autonominį infrastruktūrą, kurioje ne aš kaip sistemo administratorius praleidinėju virtualią mašiną, į kurią įkeliu developerio suprogramuotą aplikaciją ir developeris tikriausiai turi žinoti, kokia operacinė sistema ir aš tą padarysiu ir panašiai. O galim pradėti svajoti apie tikrai autonominę infrastruktūrą, kurioje aš tik pasakau, kad šita aplikacija turi veikti, jos turi būti 10 instansų. Ir mezosas už mane pasirūpins, kuriuose mašinose ją paleisti. Aš tikriausiai net nežinosiu iš pat pradžių, kaip veikia. Kad ta aplikacija veiktų, jos būtų 10 instansų ir mes vasim po palyginimo klasteris. Ir tai kaip mes, trumpa tokia retrospektyva į praeitį, kaip mes atėjome iki šiandienos, iki tokių svajonių autonominės infrastruktūros, tai man atrodo, per paskutinius 10 metų turėjom tikrai daug operacinių sistemų ir tos operacinės sistemos, kiekviena sakė, mes užpildysim tam tikrą funkcinę nišą. Ne? Ir jos per 10 metų tiek taip stipriai tarpusavę supanašėjo, ne tik Debianai apskritai visas Unix landas. Jos taip stipriai supanašėjo, kad pradėjo rastis toje ir vienu žodžiu toj tuštumoje, kuri turėjo būti užpildyta tai skirtumais kažkokiais konkrečiais tarp operacinių sistemų, toj tuštumoje radosi toks dalykas kaip configuration management ir orchestration sistemos, kaip SaltStack, Šefas, Puppet ir kiti sako, kad tai daro. Ir ką jie iš tikrųjų daro,
Tai uždeda abstrakciją ant operacinės sistemas ir žmonėm, kurie rūpinasi deploymentais ir sistemų administravimu, leidžia nebegalvoti, kokia operacinė sistema pačio veikia. Aš tai iš tikrųjų, kas man rūpia operacinės sistemas, tai yra suinstaliuoti paketą tokios versijos, paleisti servisą ir sudėti konfiguracinius failus. Daugmaž tiek man ir tebereikia žinoti ir man nebesvarbu, pačioje reikatas. 90% atveju aš nelinkstu į nešneku apie Linuxus televizorius ir panašiai. Iš esmės tai yra dažniausiais atvejais telpa į šituos tris. Čia yra SaltStack konfiguracinio failo gabaliukas. Ir jeigu net tas centros, tai tikriausiai iš vis galėtume net nežinoti apie kokią čia operacinę sistemą, pačiai kalbai. Bet ką jie užsimojo padaryti, tie configuration management, tai jie bandė orkestruoti visą tą reikalą. Reiškia, jeigu aš padeployinu savo aplikaciją, tarkim webinę, scalinų ją nuo 5 iki 7 instansų, tai mano hproxys, load balanceris turi apie tai sužinoti. Tai reiškia, aš turiu turėti įrankius, kurie padeployinus aplikaciją, pasakytų hproxy, kad dabar laikas tau atsinaujinti savo sąrašą jupų, pagal kurios galima pasiekti mano aplikaciją. Ir dar sudėtingesnė atvejai, jeigu upgrade'om aplikacijas ir panašiai. Ir iš visų tų configuration management sistemų tą, man atrodo, stipriausiai bandė atlikti SaltStackas, todėl nerodo šią pavyzdį paėmė, nes turi ir eventų sistemą. Bet atrodo taip ir nepriauga iki to pažado, nes vėl dar sudėtinga, tai pasidaro daryti, kad infrastruktūra didesnė ir labai sunku visą tai suvaldyti. Tai va čia ir įsipiešia tas mezosas, atrodo lyg sekantis žingsnis po konfiguracinių šitų CM, configuration management sistemų. Sekantis žingsnis yra viską atiduoti valdyti kažkokiai programai, nebereikia pačiam galvoti apie tų resursų ir panašiai valdymą. Ir taip padarius, pradedam galvoti, o kokie elementai iš tikrųjų egzistuoja. Dabar čia visas, toliau viskas tęsiasi tokiam kontekste, kad aš savo aplikaciją suprogramuoju, tarkim, sužando kažkoks organizacijas, aš jį sudedu į kažkokį konteinerį, nes be konteinerį, man atrodo, neišsiversim čia niekaip. Ir tuomet kyla tokie klausimai, kurie nesvarbu, ką naudosim, ar naudosim Mesos, Days, Flint, ten nesvarbu, kokį pasą kyla, pastoviai tie patys klausimai. Yra automatinis resursų valdymas, kaip mano appsas scalinasi, konteinerizavimas, Red savo konteinerius, kuria aš čia turbūt biškį prieš tai užkopau į vietą. Ir servisų registras kažkoks, kokie servisai mano infrastruktūrai veikia ir apskritai tai čia jau norėčiau kažkaip pavyzdį viską susijęti ir siūlyti tokį svajonę. Tarkim, aš konstruoju savo infrastruktūrą, noriu savo appsą perkelti į kažkokį ar į dalys ir savo privatų dalys. Tai aš turėsiu pasirinkti kažkokį automatinį resursų valdymo modelį. Tai šiuo atveju galiu pasirinkti Mesos Marathon, nes man atrodo, tai patys geriausi sprendimai, kitas gali pasirinkti Days ar Flint. Tuomet noriu savo aplikaciją konteinerizuoti, kad ją būtų lengva paskirstyti, ją būtų lengva versijuoti, nepaisant to, kiek dokumentų. Pasirinkti Dockerį, gali būti ateityje pasirinkimas Red Hat savo kažkokį konteinerizacijos siūlės ir turbūt daug kitų dar įmonių savo konteinerizacijos siūlės. Tuomet, kai pradedu paskirstytas savo aplikacijas arba kurti mikroservisų, man reikia jos kažkaip tarpusavę sujungti ir jie turi kažkaip vienas kitą atrasti. Tai servisų paieškos klausimas šiandien labai aktualus ir tarkim aš pasirinkti funkcijų. Jeigu nežinot, gali pasiūlyti paskaičiuoti. Kiekvienas Dockerio konteineris užsiregistruoja bendram registre ir lengvuoju būdu per DNS interfeisą galiu pasiekti, sužinoti, kokiam būste
pasirenku šitos dalykus iš infrastruktūrinės pusės ir juos sutariu, kad dabar aš juos naudosiu. Tai noriu pradėti rašyti savo aplikaciją, kuri naudojasi visų šituo dalyku, apie kurį jau čia kiek 15 minučių turiu. Kokias bibliotekas man naudoti, kad visą tai galėčiau sujungti vieną vietą. Ir kad mano servisas iš tikrųjų galėtų tapti autonomiškas, galėtų orientuotis visoje toj begalybėj paslaugų, kurias dabar pradeda siūlyti iš šitos infrastruktūros. Ir mikroservisai čia apeliuoja į mintį, kad norint greit deployint ir norint tikriausiai greitai deployint ir suvaldyti resursus, spėriai besikeičiančiai infrastruktūrai reikia savo aplikacijas kapoti gabalus ir siūlyti dėti infrastruktūrą kaip mikroservisus. Pavyzdžiui, Django Appsas, man tas dirbo ten tai įmonėj, sukonteinerizuotas į Dockerį užėmė 1 gigabaitą. 1 gigabaitą duomenų, tai yra nežmoniškai daug, net jeigu kabelius turim 10 gigabaitų, vis lyg 1 gigabaitas, nepakankamai daug. Aš manau, tas aplikacijas galima skrapoti gabaliukus ir tuomet kiekvienas gabaliukas tampa savotiškas servisas, naudojamas tikriausiai ir kitoj infrastruktūroj, kitos aplikacijos kontekste. Tai kaip dabar man parašytą savo autonominį mikroservisą ir kokią man reikės? Ir čia įpiešiu savo pasiūlymą, kaip tai galėtų viskas vykti, ir man atrodo, taip panašiai ir vyks. Tai Pythono biblioteka, kuri pasiūlo kelis konceptus, kurie leistų lengviau sujungti visas šitas paskyras dalis apie pranešimą. Ir ką iš esmės daro, tai galbūt galima net intuityviai nuspėti pasižiūrėjus į kodą. Tai yra vieno mikroserviso kodas. Šitas mikroservisas tikriausiai kažką paima, kažką užhashina ir kažkur išsiunčia. Šitokia programa galima, šitokia programa vėliau, jeigu vyks laiko, galės parodyti, kaip tai veikia. Tai galima paleisti, man veikia. Tai vienu žodžiu, ką šitą biblioteką siūlo? Ką iš esmės daro? Tai daro tai. Ten įsižiūrėti, mes kaip programuojam savo aplikacijas ir norim pasiekti kitus resursus per tinklą, kažkur nutolusius. Mes savo adresus, tų resursų dažniausiai hardcodinam. Ar tiesiai į kodą, ar į kažkokią konfiguraciją, bet mes jos kažkur hardcodinam. Ir aš manau, developmento metu jis iš vis turėtų nežinoti, kokiam kontekste aplikacija veikia. Jisai, tai yra mikroservisas, jis kažką gauna, jis kažką padaro, skaitmeniniu ir kažkur išsiunčia. Kur jis iš ko gauna ir kur išsiunčia developerio atsakomybė, tai yra DevOps atsakomybė. Ir tas sulinkinimas tarp konteinerio dažniausiai vyksta vėliau, ne aplikacijos developmente. Tai ką šitą biblioteka padaro, mes galėtume tai, kad buvo prieš metu, galėtume parašyti šitai. Tačiau, ką aš siūlau, visus šitos duomenis iškelti trečią šalį į kažkokį tais mano pasirinktą backendą. Tai šiuo atveju nuo praeitos skaidrės pasirinkau konsolą kaip servisų valdymo aplikaciją. Ir tokiu būdu užabstraktinti tų kitų servisų pasiekiamumą. Tokiu būdu galim kurti labai moduliarius servisus, kurie vienas nuo kito tampa visai. Tai ką šitas kodas daro, jisai yra plain text yra queue, yra eilė, encrypted irgi yra queue, o gate funkcija susieja mano pasirinkto tinklo bibliotekos soketus su šitais queue. Ir tiek, kur žinoma, praktiškai.
Ir jis didžioji dalis darbo nuteikiama bandant surasti servisus. Tuomet šnekant apie mikroservisus, praktiškai visose kontekstuose yra kalba apie tinklą, apie protokolą, apie software defined network. Čia dar nėra nusistovėjusi terminija, sakė, šitą dalyką, todėl aš jas liberaliai išradinėjau. Ir tai PSDN aplikacijas lygio ir visų šitų paskirių dalykų kažkokie kontrolės mechanizmai. Tai, ką aš turiu omeny, yra, kai aš projektuoju savo mikroservisą, aš noriu pasirinkti konkrečiai mano projektui, tai kas aktualiausia. Tai aš noriu pasirinkti tinklo biblioteką, kuri suriš mano visus paskirus servisus. Tai aš noriu rinktis tokią biblioteką, kuri geba skailinti ar turi taip vadinami scalability protocols. Tokia funkcija. Tai vienas iš implementacijų yra ZeroMQ arba to paties autoriaus naujesnė versija, kuri išsprendė praktiškai visas Zero problemas, namo mes, tarkim, pasirenku vieną iš jų. Tuomet man įdomu, kaip mano aplikacijos keisis, kaip keisis duomenimis, kokioje formoje. Tai aš vėl turiu pasirinkti kažkokią biblioteką, kažkokį formatą. Lygiai taip pat su visais kitais įmanomais. Ir kas galų gale gaunasi, kad jeigu aš tai dabar įsivaizduojant, aš kursiu vieną projektą, turėsiu visą tai, kursiu kitą projektą, vėl turėsiu visą tai. Ir kiekvieną kartą tikriausiai turėsiu visą šitą klijų darbą, kuris sujungia visus paskirus komponentus rašyti nuo nulio. Tai ką šitą tiltai biblioteka daro, jis siūlo užvrapinti visus šitos paskirus komponentus tokiu būdu, kad jos būtų lengva perpanaudoti ir suklijuoti būtent savo konkrečiam paskirtam. Ir čia platesnis išskleistas variantas to, kas buvo prieš tai. Būtent viršui yra pavyzdys, kiek bibliotekas struktūrizuoti ir kaip pateikėjai duoda. Ir žiūriu, aš laiką nesipiešiu, tai bandau užbaigti. Tai gal aš per daug giliai nežysiu. Ir jeigu kam įdomu, paskui praeisim šnekėsiu. Tai iš esmės, kuriant viskas eina, visoje šitoje kintamai infrastruktūrai, visoje šitoje krūvų servisų, iš kurių galima pasirinkti begalybę, reikia klijų, kurie lengvoje būtų leisti man visą tai suklijuoti, priklausomai nuo to, kokį projektą aš dalyvauju. Ir šitą biblioteka bando būtent apeliuoti tokias ambicijas. Ir išvados tuomet yra tokios, kad Mezosas bus dar daug tokių mezosų. Mezosas tik siūlo vieną iš galimų algoritmų, kaip paskirstyti resursus duomenų centre. Beigsas siūlo kitokį, Flinas siūlo dar kitokį. Ir visą tai labai primena būtent tą situaciją su operaciniam sistemom, kuomet prasidėjo viskas nuo kelių operacinių sistemų ir sprogo į visą krūvą. Ir tuomet radosi įrankiai tokie kaip Configuration Manager, kurie bandė visą tai vėl suklijuoti atgal, vėl viskas supaprastinti. Man atrodo, mes judam lygiai tą pačią linkmę, vėl iš naujo, bet tik tai truputėlį kitam skūrė, truputėlį kitais pavadinimais, bet esmė lieka. Ir todėl atrodo, ateinantis keli metai bus labai įdomus. Ir pabaigai tiltai egzaminų, galite atsisiųsti, yra background boxas, galite pasileisti, viskas presetapinta, pažiūrėti su biblioteka, yra 3 servisiukai. Palik komentarą, jeigu labai patiko ar nepatiko kažką. Ir galit paremti autorių šitą dalyką, tai yra mane.
doneitindami arba visi samdydami. Ja, viskas. Klausimai.